Paroda irgi tikrai smagi ir matosi, kas labai svarbiausia, atsispindi sportinė dvasia, tai emocijos, tą puikiai nuotraukos perteikia, manau, ir tikrai įdomu jas apžiūrėti. Po kiekvienų olimpinių kaip sakyti, renginio, žinai, kad vyksta paralimpinės rungtynės, tai olimpiada, tai tiek tų ir žinių, kažkiek ir pasiekti, kiek ar ne per žinias rodo daugiau. Šiais metais ir per televizorių teko kelias rungtis stebėti, tai šiaip įdomu tikrai. Įdomu pažiūrėti, kaip žmonės atsiduoda, kad ir turintis negalę ar ne, bet matosi tas sportinis ryžtas, ta kova, tos emocijos, tai tikrai įdomu. Kiek žiūrėdavom ir teko su tėčiu apkalbėti kažkiek ar ne, tai kiek iš tikrųjų su kokiom negaliam žmonės ir plaukia ir kokiu greičiu tai daro, tai kažkas nerealaus. Tai galbūt toks, kuris labiausiai paliko įspūdį, tai gal sakyčiau plaukimas. Tai, kad paroda atkeliavo ne tik į Kauną, bet į Žalgirio areno patalpas, į tokią gražią vietą, tokią reikšmingą mums visiems vietą, yra labai svarbu ir mums, paraatletams, ir visiems tiems, kas praeina šalia. Aišku, labai džiaugiuosi, kad ir žalgiriečiai dabar bent vieną akim galės pasižiūrėti į nuotraukas, į vieną kitą nuotrauką ir pagalvoti apie tai, kas vyko, kas buvo paralimpinėse žaidynėse. Girdėjau kelis atsiliepimus iš kelių krepšininkų, kad jiems tai visiškai yra ne naujiena, kad jie stebėjo tam tikrus startus, kad jie pažįsta ir labai džiaugiuosi, kad ir netgi ir vardino, kam priklauso vienintelis iškovotas medalis paralimpinėse žaidynėse. Tai labai yra svarbu ir mums, ir visiems, ir visuomeniai.